Telefonu tarėmės, kad šiandien papasakosit apie... Nesvarbu. Nekreip dėmesio, aš parašiau kalėdų pasaką ir ją noriu paskaityti, nes artėja šitos kalėdinės šventės. Pasaka? Taip, apie kalėdas. Kalėdinė pasaka. Klausyk. Gyveno kartą jaunuolis. Ir buvo jis labai geras žmogus, bet totalus varguolis. Jam net greitųjų kreditų bendrovės neskolino. Jaunuolis varguolis mylėjo tame pačiame miestelėje gyvenančią gražuolę, tamsiaplaukę spindinčiomis akimis. Klausai, kiekvieną naktį jis apie ją svajojo, o rytais nubusdavo kažkoks pavargęs. Bet žinojo jaunuolis varguolis, kad su tokiomis skolomis jis nieko negali pasiūlyti tamsiaplaukiai spindinčiomis akimis. Artėjo kalėdos. Jaunuolis labai norėjo padovanoti ką nors nuostabaus dailiai merginai. Tačiau, pirma, neturėjo pinigų, antra, nežinojo ką. Netekęs vilties jaunuolis varguolis ėmė karštai melstis. Visą naktį meldėsi. Ir nieko nenutiko. Tada meldėsi ir kitą naktį. Truputį nusnūdo, nuėjo į tualetą ir toliau meldėsi. Ir nieko. Trečią naktį, tik atsiklaupė melstis, kiaurai lubas nusileido kalėdų angelas. Įdomiai čia. Tai aišku, kad įdomiai. Kvietei? Paklausė angelas. Jaunuolis varguolis jau norėjo prabilti, bet angelas jį sustabdė. Žinau, kad noriu gražuoliai padovanoti ką nors nuostabaus, tačiau neturi anei idėjų, anei pinigų. Tada angelas padavė jaunuoliui dėžutę. Imk, tarė angelas, ir įteik šią dovaną mergaitei, kurią myliu. Tai stebuklingi stringai. Kai jį juos apsimaus, amžinai tave mylės. Tai pasakęs, angelas išnyko. Matai, kaip įdomiai? Sakiau, kad bus įdomiai. Klausyk toliau. Kalėdų naktį jaunuolis varguolis įsliūkino į merginos namus ir paliko dovaną po eglute. Kaip nustebo kalėdų rytą mergina, radusi netikėtą dovaną. Kaip ji džiaugiasi naujais stringais, nes senieji mat buvo išskalbti, bet dar neišdžiūvę. Apsimovė į stebuklingosius stringus ir ją užliejo šiluma. Matyt, vilnoniai buvo. Kalėdų vakarą miestelėje turėjo vykti šventė. Jaunuolis pasipuošė kostiumu iš second hando ir nuėjo į merginos namus. Tačiau te pamatė, kaip mergina įlipa į turtuolio fabrikanto automobilį ir jie kartu nuvažiuoja linksmintis. Ir suprato jaunuolis tada, kad kelias į merginos širdį eina ne per triusikus. Ir čia kalėdinė pasaka, taip? Nu, aišku, kad ne velykinėgi. Klausyk iki galo. Nepasigailėsi. Taip nuliūdo jaunuolis. Keikė jis kalėdų angelą paskutiniais žodžiais, o tada nuėjo ant tilto, tvirtai apsisprendęs nusižudyti. Šoko žemyn, bet neužsimušė. Tik koją susilaužė. 4 dienas pragulėjo aimanuodamas, kol jį rado. Nugi šventės, tai niekas nedirba. Taip ir paaiškėjo, kad laimė piniguose, o kas sako kitaip, tai tik pasaka seka. Pabaiga. Linksmų kalėdų.